kūno užkalbėtojų tituluojamas gydytojas Samuelis Tacas garsus kineziterapeutas, tarp kurio pacientų pasaulyje garsus žmonės. Pats knygos Kūno derinimas gyvenimas be vaistų autorius sako, kad visiškai nesvarbu, kieno petį gydyti – garsios asmenybės ar paprasto žmogaus. Svarbu pagydyti. Samuelis Tacas mums papasakojo apie tai, kaip kilo mintis parašyti knygą ir kokia yra gydytojo misija. Visuomet visur, kur aš važiuoju, keliaunu, sutinku draugus, ar draugus senus, ar naujus, visuomet visi klausia ir sako, man skauda petį, man skauda kelį, ką daryti, kaip gydytis. Ir aš turiu visus išgydyti per 2 minutės. Ir aš nutariau, kad greičiausias gydymo metodas bus, parašysiu, jie paims tą knygą, pasidės po galvą vakare, o iš ryto atsikels, jie bus sveiki. Kokį darbą tu bedirbtum, aš manau, vis tiek kiekvienas žmogus jaučia, kad jisai kažką tai daro kitiems žmonėms irgi. Bet suprantama, tu gali daryti, jeigu tu pats turi malonumą. Tu gali daryti kitiems gero. Jeigu nuo to darbo tu neturi malonumo, tu negali daryti ką nors gerą. Ir man pasisekė, kad aš tokioje specialybėje randuosi, kad aš galiu su žmogum bendrauti labai intymiai. Gydytojas visus kviečia pasvarstyti, ar tikrai visuomet yra reikalingi vaistai, kad jaustumėtės gerai, kokia šiandien yra medicina ir koks šiuolaikinės medicinos santykis su senaja. Tradicinė medicina yra gera medicina. Ir tradicinė, tai jūs turite matyti tą mediciną, o medicina šiandien. Nesvarbu, kaip jinai vadinasi. Tai turi būti gydytojas žmogus. Suprantama, jis turi turėti sąlygas. Ir kada dabar medicina pasidaro didelis biznis, tai net ir tie gydytojai, kurie žino, moka ir nori, bet jie negali šokti pagal tų ponų dūdelę. Ir jie pradeda būti tik tai rašytojais. Geras gydytojas, jisai žino ir seną mediciną, ir naują, tradicinę ir alternatyvą, kiniečių ir afrikiečių. Geras gydytojas, jisai domisi, jisai žino. Bet kada mes einame pas tuos gydytojus, kurie dirba dideliems ponams, dėlioms įstaigoms, jie negali fiziškai leisti laiko su ligoniu kiek reikia ir jie negali net išrašyti vaistus, kurie ne sąrašuose. Šiuo metu gyvenantys pasaulyje mes turime kritiniai medicinai geriausia, kokia gali būti technologija. Ir mes turime gydytojai, kurie dirba intensyvios terapijos skyriuose, jie tikrai ten nelabai žiūri į dešinę ar į kairę, ką pasakys viršininkas ar koks kitas ponas. Jie tikrai daro daugumoje viską, ką galima. Bet kada mes papuolame į tokią padėtį, kad mes nei sveiki, nei ligoniai, va čia jau mes labai susidurime su visam pasauliu tas pats, su politika, medicininė politika. Samuelis Tacas yra šviesaus atminimo gydytojas Filomenos Staunytės mokinys. Koksgi buvo šių gydytojų bendradarbiavimas ir kokias vertingiausias pamokas Samuelis Tacas išmoko iš gydytojos Filomenos Staunytės. Susipažinau su Filomena prieš 6 metus ir po to turėjom labai trumpų tokį pokalbį, kuris tęsėsi prie, kaip visuomet, prie samagono čerkelės su gera duona ir su cibuliukais. Ir po to aš prižadėjau atvažiuoti vasarą į badavimo stovyklą. Ir kitais metais atvažiavau į Žlibininkus pas ponę Rimą badauti. Ir aš netikėjau, kad aš galiu taip daryti, aš nesivaizdavau, kad galima badauti, kaip čia galima badauti, čia baisus dalykas, bet pasirodo, kad galima, o su dr. Staunyte tai buvo labai lengva ir visa aplinka, kurią mes turėjome prie Palangos, buvo tokia, net nesijautė. Ir badaudami, kada mes gėrėme tik tai vandenį ir trupučiuką medaus, mes kalbėdavomės ir
tuo metu aš mokiausi vis daugiau iš jos pasakojimų ir iš jos anekdotų. Mes kartais žinome ir darome daug gerų dalykų, bet mums reikia, kad kažkas tai mus trupučiuką sakytų, tikrai tu darai gerai. Ir tas tikrai tu darai gerai mus įkvėps dar labiau daryti. Suprantama, daug dalykų aš taip dariau ir aš sakiau taip gerai, bet kada jinai man pasakė, kad tu labai gerai darai, tu labai gerai galvoji, tas mane dar labiau paskatino ir pakėlė daryti, ką aš darau. Samuelis Stacas – gydytojas gydantis ne vaistais, o rankom, nes būti sveikam tiek fiziškai, tiek dvasiškai kartais užtenka vien tik būti žmogumi, o kartais paskaityti knygą Kūno derinimas – gyvenimas be vaistų.